Nerealu. Čeburėkas yra kažkoks junginys nostalgijos, tokio namų maisto. Turi. Šiaip Gediminai mano favoritas. Aš seniai norėjau padaryti gerus, tokius skanius čeburėkus, kurie nebūtų vien tešla su trupučiuku mėsos. O įdaras nebūtų persunkti riebalais, o įdaras ne bet koks. Su aviena. Su aviena ir... Taip. Jau net nėra ką pasakyti, tiesiog reikia imti ir pasidaryti. Labai skanu, yra keletas subtilybių, užtrunka, šiek tiek laiko, kol pagamini, bet verta. Pagaminam? Tikrai verta, būtinai pagaminam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Ar teko, Daiva, gaminti čeburėkus iš viso? Teko, bet senai. Mama, beje, gamina su, manau, kad daug kas gamina su kefyru tešlą. Taip, mano mama irgi. Taip, labai gera, skani. Man labai patinka ta su puslytėm. Tai vieną kartą bandžiau daryti su tauriu gėrimu. Degtinės pila kartais. Iš tikrųjų yra labai daug receptų su mažom modifikacijom ir, kaip dažnai būna, kiekvienas turi savo kažkokią, ar bent jau mano, kad turi savo slaptą ingredientą. Mes pabandysim pagaminti pagal senovinį receptą, būtent senąjį. Ir tešla yra išvis labai paprasta. Miltai, vanduo, druska ir šiek tiek aliejaus. Tai visų pirma reikia 500 gramų miltų, būtinai išsijot, prilaikyk, kad neįkristų. Kad lengviau užsimaišytų, kad neliktų gumuliukų. Na va, ir pusė indo miltų gaunasi, kai iš... Tada šaukštelis druskos, geriausia būtų smulki, kad jinai lengvai ir greit išsimaišytų, aliejaus 25 gramai ir vanduo. Taigi, smulki detalė, kad vanduo turi būti šiltas, stipriai šiltas. Tai maždaug 70 laipsnių vanduo. Ir ką duoda, kodėl būtent šiltas? Karštas vanduo truputėlį pradeda skaidyti krakmolą. Tada atsiranda cukraus natūraliai tešloj. Kai atsiranda cukraus, pati tešla pasidaro skanesnė. Ir jinai gražiau apskrunda. 250 ml. Gerai. Ir dabar galima būtų tiesiog su šaukštu išmaišyti, užbaigti, minkyti ant stalo. Tikrai nėra jokių problemų, bet... Mes pasigreitinsim. Kai turi išmanius dalykus virtuviai, jie labai gelbė. Tai tiesiog išmaišom, kol susijungia visa tešla ir paskui keletą tokių užbaigiamųjų paminkimų rankomis. Kai tešla taip susijungia jau į vieną gabalą, jinai tokia... Jau atrodo šilkinė, bet matai, nuo šilto vandens jinai... Tikrai, aš sakau, šilta. Jinai greičiau atiduoda, sakykime, tą drėgmę. Tai vis tiek užbaigti reikėtų, kad susijungtų į vieną gabalą. Taip, šiek tiek paminkyti. Ir mes ją truputėlį turėsim palikti? Reikėtų bent jau pusvalandžių. Bent jau pusvalandžių, jo. Ir paskui jau pabaigoj tiesiog. Čia darėm, ką mes, bandelės, ką mes darėm? Bandukės darėm. Taigi, tešlytė paruošta, pailsės truputėlį, mes per tą laiką paruošim įdarą. Ingredientų yra labai nedaug, bet visi jie yra labai svarbus, atlieka tam tikrą savo funkciją. Tai mėsa, aviena ir kaip matai, jinai yra visai neriebi. Taip. Visai neriebi, liesa mėsytė, nes daugam avieną šiaip asocijuojasi su tokiu galbūt nemaloniu skoniu, kurį suteikia būtent riebalas. Ir tu ją sukapoji? Čia nemalta? Nemalta. Jeigu jau malsit, tai malkit per patį stambiausią tinklelį. Geriausia yra supjaustyti, tada lašinukai. Aš pasistengiau. Ypatingi lašinukai. Supjaušiau labai mažais gabalėliais ir tai yra vengriški lašinukai. Vengriški ne dėl to, kad jie iš Vengrijos, o dėl to, kad jie, kaip sakant, užsūdyti su tokiais aštriais prieskoniais. Supjaustam labai smulkiai dėl to, kad čeburėkas kepa labai trumpai. Per tą laiką turi jisai spėti sušilti ir šiek tiek išsileisti. Tai kiek, nepasakiau, 600 gramų mėsos, avienos.
150 gramų smulkiai pjaustytų lašinukų ir reikės 600 gramų svogūnų. Taip, svogūnų tikrai nemažai. Tai kiek mėsos, tiek svogūnų, 1:1. Ir jie suteikia saldumo, tokio pikantiškumo ir sultingumo. Daugam nepatinka iš vis svogūnas kažkokia mėsiškam įdare, dėl savo to tokio svogūniško aštrumo. Taip, tikrai pažįstu. Bet yra būdas jį pašalinti. Svogūnus reikia nuplikyti. Užkaičiam prikaistuvį, kad greičiau užvirtų. Padalink svogūną į kokias 8 dalis. Per pusę, vėl per pusę, visus svogūnus. Mes juos nuplikom ir vėlgi pasinaudojam smulkintuvu. Nuplikę sudedam ir sutrinam iki tokios košelės. Tai tokiu būdu turėsim visas reikalingas savybės ir pašalinsim tai, ko nemėgstam. Ir dabar nuplikę svogūnus vėl pasinaudosim išmaniosios virtuvės privalumais, susmulkinsim su Electrolux smulkintuvu. Viskas. Dedam į dubenį ir beliko prieskoniai, kurie yra labai paprasti. Šaukštas druskos ir juodųjų pipirų. Gerai, dabar viską reikia tiesiog išmaišyti iki tokios vientisos konsistencijos įdaro. Čia akinių reikia. Bet užtat kaip bus skanu. Taip. Įdaras paruoštas. Galim grįžti prie tešlos. Aš padalinsiu gerai. Tešlą visų pirma, kad lygiau pasidalint. Bus po maždaug 60 gramų. Padarai tokį blinelį, tai kad jis paskui gražiau išsikočiotų ir būtų daugiau sluoksnių ir daugiau burbuliukų. Tai tiesiog... Lankstyti ją reikės. Nebijok. Ir dabar tiesiog užlenki kraštelius į vidų. O, dar tokio nemačiau. Tada vėl paspaudi. Dar kartą užlankstai. Štai taip į vidų. Čia toks tarsi pasluoksniavimas, žinai, gaunasi. Taip. Na ir paskutinį kartą, trečią kartą užlankstai į vidų. Suformuoji tokį bumbuliuką gražų. Dabar mes turim palaukti dar kokias iki 10 minučių, kad vėl atsipalaiduotų tešla. Taip, mes viską pasidarysim. Ir tada jau galėsim kočiot, dėti įdarą ir formuoti čebureką. Kai tešlos bumbuliukai pailsi, juos iškočiuojam. Ir reikia maždaug 20 cm skersmens štai tokio blinuko. Tai dalini maždaug per pusę ir ant pusės paskirstai, palikdama kokį 2 maždaug centimetrų tokį kaip tarpelį. Šiek tiek su vandeniu vieną kraštelį suvilgom, ne per daug, nes jeigu per daug irgi nesulimpa. O vos vandenuko padeda tešlai sulipti. Taip. Ir reikia taip suklijuoti, kad visuma taptų ir tešla, ir įdaras. Dabar kraščiuko nespausk, prieš spausdama kraštą turi išspausti visą orą iš vidaus. Kad neliktų. Viduje neturi likti oro, nes tas oras, kai mes įmesim į labai karštą aliejų, jisai išsipūs, patį čebureką išpūs ir gali neperkepti mėsą, nes liks oro tarpas. Ir šiluma neprieis, taip? Tai mes iš pradžių išstumėm visą orą ir tada galima užspausti kraštelį. Galima užtikrinimui dar pasiėmus šakutę, kraštelius truputėlį paspausti. Dabar paruošti čeburekai, tam, kad būtų daugiau puslelių, keliauja arba trumpam į šaldiklį, kokiam 10 minučių, arba ilgesniam laikui į šaldytuvą. Turi atvėsti tešla ir tada atvėsus tešla, atvėsęs vanduo joje, patekęs į labai karštą aliejų, gaus tą terminį šoką ir atsiras puslytės. Taip. Keliaujam su čeburekais į šaldiklį trumpam, apsitvarkom, keičiam aliejų ir pradėsim kepti. Atsargi, aliejus labai karštas. Aliejų kaitinam tikrai iki labai aukštos temperatūros, 210-220 laipsnių ir tada sumažinam iki žemesnės negu vidutinės. Aliejus labai ilgai laiko kaitrą. Kai mes įdedam kepti čebureką,
Jis turi iš karto kilti viršų. Kad nepriliptų? Kad neprikeptų apačia. Todėl galima patikrinti, įmetam tešlos gabaliuką ir jis iš karto kyla į viršų. Tai vadinasi jau... Tai įkaitė taip, kaip reikia. Stipriai nelankstyk, nes tešla šalus, kad jinai neįplyštų. Ir labai atsargiai įleidi vieną. Būk atsargiai visuomet. Visuomet būk atsargiai. Nes kai tik tai jisai iškyla į viršų, reikia dar taip. O kiek laiko kepsim? Kepsim tikrai neilgai. Maždaug 1,5–2 minutės. Neilgiau. Nes aliejus karštas. Taip, ta dalis, kur mėsa, jinai šiek tiek skęsta, bet matai, burbuliukai atsiranda. Šitie tikrieji čeburėkai. Nedaugiau 2 minučių ir pats čeburėkas jau bus iškepęs. Atrodo tikrai nuostabiai. Tikrai. Kaip iš paveikslėlio, ne? Taip. Manyčiau, kad pavyko puikiai. Laiko šiek tiek užima, bet tikrai nėra sudėtinga ir verta palaukti. Ir galima pasidaryti vienu kartu daugiau. O, taip. Laikyti šaldiklyje ir užėjus norui čeburėkam, ištraukiam, išsikepam ir tiesiog pataujam. Na, kaip pasigaminti, žinoma, sužinosite užsukę į gardu.lt, o jau po reklamos susitiksime su dar vienu puikiu receptu.